Pirma vieta – Nacionalinis stadionas Vilniuje. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Ne, juokauju, jis šiandienos sąrašui net neprilygsta. Šiandien pamaniau bus įdomu aptarti pačius beprasmiškiausius ir gal net kvailiausius, bereikšmius ar nepasisekusius megaprojektus pasaulyje. Malaizijos pietuose yra vaiduoklių miestu praminta sala. Šis megaprojektas startavo 2015, kai vienas Kinijos turto vystytojas užsimojo pastatyti žmonijos svajone ir rojumi vadintą miestą, pavadinimu Forest City – miško miestas. Tačiau projektą vykdyti sekėsi sunkiai. 100 milijardų JAV dolerių kainuojančio plano kol kas yra įvykdyta tik 15%. Dėl miglotos ateities ir tolimos lokacijos čia apsigyventi nusprendė labai nedaug žmonių. Iš planuoto milijono čia šiandien gyvena vos 9000. Todėl gatvėse vyrauja tyla. Milžiniškose prekybos centruose veikia vos kelios parduotuvės, o visas miestas atrodo kaip didelis apleistas atostogų kurortas. Nors mega projektą vykdančią kompaniją slegia skolos, miestą visgi žadama užbaigti. Malaizijos valdžia taip pat nori jį atgaivinti, bei čia atvilioti žmonės ir verslus. Bet dabartiniai gyventojai ar atvykėliai optimizmu nespindi. Sako, čia paprasčiausiai nėra ką veikti. 2009 Ispanijoje buvo atidarytas Pietų Madrido oro uostas, vėliau pervadintas Ciudad Real tarptautiniu oro uostu. Į jį buvo dedama daug vilčių ir investicijų. Jis turėjo tapti pagrindiniu Madrido ir visos centrinės Ispanijos oro uostų ir perimti didžiąją dalį kitų oro uostų srauto. Tačiau taip nenutiko. 1,1 milijardo eurų kainavęs projektas buvo įgyvendintas visai ne Madride, o 200 km už jo, vietovėje, kuri yra nykus užmiestis, su mažu gyventojų skaičiumi ir be didelių traukos objektų. Čia atvykę žmonės jausdavosi apgauti, galvodavo, kad skrenda į Madridą, tačiau nusileidus tekdavo nusivilti ir iki Madrido vykti kone pusdienį. Oro uostų nesidomėjo ir oro linijos, kurios rinkosi ten nevykti. Po 3 metų nuo jo veikimo pradžios į projektą investavusi kompanija bankrutavo, o šis oro uostas buvo uždarytas ir apleistas. Žmonės jį praminė oro uostų vaiduokliu. Tiesa, 2019 buvo vėl atidarytas, tačiau be suplanuotų keleivinių skrydžių. Pandemijos metu čia pradėjo skristi krovinius gabenantys lėktuvai, o avialinijos jį pradėjo naudoti kaip orlaivių laikymo ar taisymo vietą. Viena oro linija čia taip pat filmavo savo reklamą, o Top Gear laidos vedėjai ant pakilimo tako viename epizode nutarė palenktyniauti automobiliais. – 2019 Turkijoje buvo atidarytas daug žadantis ir ambicingas projektas Anka Park. Tai didžiausias pramogų parkas Europoje, kuris vėliau buvo pervadintas į Wonderland Eurasia, Eurazijos stebuklų šalis. Čia buvo visko – begalės atrakcionų, linksmųjų kalnelių, panoraminių ratų, virtualios realybės atrakcijų, milžiniškų 120 metrų fontanų, teminių dekoracijų, pasirodymų, miuziklų ir kitų pramogų visai šeimai. Tačiau žmonės čia rinkosi vangiai, daug kas nusivildavo atrakcionų kokybę, o vėliau dar užklupo ir pandemija. Parkas nebegalėjo išsilaikyti, todėl vos po metų veiklos, jo statybai išleidus 800 milijonų JAV dolerių, jam teko užsidaryti. Dabar jis stovi apleistas, apniokotas gamtos, vandalų ir vagių. Noriu Jums priminti, kad lankantis užsienyje yra labai pravartu naudotis mūsų partnerių Seilį. Atsibodo domėtis užsienio operatorių planais, prisijunginėti prie neaiškių interneto kavinių, kaitalioti SIM korteles ir permokėti už interneto ryšį, laikas parsisiųsti Seilį programėlę ir šiuos sunkumus pamiršti visiems laikams. Tai išmanioji eSIM programėlė, kuri leis likti prisijungus nekeičiant jūsų turimos SIM kortelės. Jie jums pagelbės net virš 100 šalių pasaulyje. Te reikia parsisiųsti, pasirinkti planą ir jūs jau su ryšiu. Nepasimetęs, saugus ir užtikrintas. Bet viskas dar geriau, nes su mano kodu netgi gausi 15% nuolaidą. Nuorodą rasite šio video aprašyme. Ačiū šio epizodo rėmėjai, o dabar galime grįžti į epizodą.
2003 Dubajaus mieste buvo pradėtas didžiulis dirbtinių salų projektas pavadinimu The World Islands – pasaulio salos. Tai turėjo būti pasaulio šalių žemėlapį primenantis salynas, supiltas iš aplinkinių vandenų dugninio smėlio ir akmens. 9 km pločio, 300 mažyčių salų megaprojektas ambicingiems Arabijos verslininkams kol kas kainavo 14 milijardų JAV dolerių. Projektas prasidėjo sparčiai, specialūs laivai smėlį pylė dieną ir naktį, tačiau maždaug 2008-aisiais prasidėjus pasauliniai finansų krizei viskas apstojo. Neprisidėjo ir tai, kad darbus pradėjo varžyti ir didėjantis dėmesys aplinkos žalai bei ten gyvenantiems gyviams. Nors projektas buvo pratęstas ir jį ateityje dar tikimasi užbaigti, didžioji dauguma itin daug išteklių kainavusių salų šiandien stovi tuščios. Į jas panoro investuoti vos keletas verslininkų ir šiandien baigtos yra tik 2. Tai 2 kurortinės salos, viena pavadinimu Libanas ir Europos širdis. Investuotojų nežavi ne tik kosminės kainos, bet ir saugumas, mat dirbtinai padarytos salos yra veikiamos erozijos ir pamažu yra bei nyksta. Kad visai nesubliukštų, jas vis reikia sustiprinti, kas ne tik kelia saugumo baimių, bet ir daug kainuoja. Taigi dėl visų sunkumų šis megaprojektas labai išsitęsė ir vystymo prasme gerokai nusistūmė į valstybės ir vystytojų prioritetų sąrašo apačią. – 1987 Šiaurės Korėjoje prasidėjo aukščiausio pasaulio viešbučio statyba. Ryokgyong viešbutis turėjo būti šalies didybės ir pasiekimų simboliu, tačiau jį statyti sekėsi sunkiai dėl sutrikusios logistikos, prastos medžiagų kokybės ir statytojų bei projektuotojų patirties trūkumo. Statybos truko kelis dešimtmečius, vis pritrūkdavo pinigų, be to bėgant laikui viskas modernėjo, todėl reikėjo keisti dar nepanaudotas, bet jau pasenusias sistemas ir prietaisus. Po 30 metų 2017 Šiaurės Korėja paskelbė pagaliau baigusi Ryokgyong viešbučio statybas. Tačiau iki šiol ten nebuvo apsistojęs nei vienas svečias. Iš tikrųjų, jis pagrinde įrengtas tik iš išorės. Ir nors LED šviesos užsidega kasnakt, dauguma kambarių ten neįrengti, neturi kanalizacijos ir elektros. Bet nežinia, kokie svečiai ten iš viso galėtų apsistoti. Turistų šalis susilaukia labai mažai, o tokią prabangą galinčių sau leisti žmonių čia taip pat nėra labai daug. Kol kas Šiaurės Korėja jį naudoja kaip gero gyvenimo šalyje propagandą prieš pasaulį. Apie 2 milijardus JAV dolerių kainavęs 105 aukštų ir 3000 kambarių viešbutis šiandien stovi apleistas. Tai visai ne Eifelio bokštas ir ne Prancūzija. Nuotraukoje matote jo repliką Tianduchong miestelyje Kinijoje. Vietovė buvo sukurta imituojant prancūzų architektūrą, o jos centre buvo pastatytas Eifelio bokštas. Pastatytas norint pritraukti europietiško gyvenimo norinčius kinus, didelio susidomėjimo projektas nesusilaukė. Lyginant su įprastais Kinijos miestais ar kaimais, čia atvyko gyventi nedaug žmonių. Pagrinde dėl to, kad ši vieta labai atoki. Čia mažai darbo, parduotuvių, mokyklų ir kitų paprastų žmogaus poreikius tenkinančių įstaigų. Nors laikui bėgant ir po didžiulio pasaulinės žiniasklaidos dėmesio, čia atsikrausto vis daugiau žmonių, daugiabučiai čia pustuščiai ir ilgą laiką buvo apleisti. Kinai čia atvyksta nebent nusifotografuoti prie Eifelio bokšto ir suvalgyti kruasano šalimais esančiose kavinėse. Tarp 1 ir 2 milijardų JAV dolerių kainavęs šiuo metu nuostolingas miestelis paplitęs tarp europiečių turistų ir youtuberių. Jie vis atvyksta pafilmuoti miestų vaiduoklių pramintą vietą ir palyginti jį su Europa. 1987 Nigerijoje buvo pradėtas vykdyti Adžeokuta plieno gamyklos projektas. Jam buvo išleista per 10 milijardų JAV dolerių, o 94 jo statyba pasiekė 98% baigtumą. Deja, ši plieno gamykla, galima sakyti, niekada taip ir nepradėjo veikti.
Per metų metus nė viena Nigerijos valdžia nesugebėjo užbaigti darbų, nemokėjo prieiti prie susitarimų, sudaryti kontraktų, dėl korupcijos vis dingdavo gamyklai skiriamos lėšos. Dėl nekompetencijos ir nevykdomų įsipareigojimų prasidėjo teisiniai nesutarimai. O Nigerijos žemėse randant vis daugiau naftos, Adžiaokuta plieno gamykla buvo pamiršta. Nors kalbos apie jos atgaivinimą besitariant su Rusija ir Kinija iki galo nenutyla iki šiandien, panašu, kad su Nigerijos tempais ir verslumo įgūdžiais atidarimo teks palaukti dar ne vieną dešimtmetį. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums buvo įdomu, nepatingėkite po šio video paspausti patinka ir prenumeruoti mano kanalą. Iki kitų kartų.